Pirmiausiai čia mokėsi toje mokykloje ir prieš kokį 5-6 metų baigė mano dukra, Tautė. Man teko garbė šiek tiek ir mokslinių konsultantų pabūti šitoje mokykloje. Ir dar vienas įdomus aspektas yra tai, kad šios mokyklos direktorė Virginija Rupainienė studijavo doktorantūroje edukologijos. Sėkmingai baigė, parašė labai įdomią disertaciją, kur apibendrino savo mokyklos patirtį. Tai yra viena iš geriausių Lietuvos pradinių mokyklų, o galbūt ir pati geriausia. Aišku, labai sunku pasverti. Bet kita vertus nėra jokių selekcijos požymių, kad būtų atsirinkinėjami vien tik kokie išskirtinai gabūs vaikai. Aš žinau, kad toje mokykloje ir su negalia yra buvę vaikų, ir žemesnio socialinio sluoksnio, nes suburtas jaunų, ambicingų, talentingų mokytojų, pedagogų kolektyvas. Nesusifokusuojama vien į pamoką ir labai, sakyčiau, turtingas, subtilus, įdomus mokyklos kažkoks socialinis, kultūrinis gyvenimas. Kas yra dar svarbu, kad gerbiama vaiko asmenybė. Čia vaikai yra mokami priimti sprendimus, atsakyti už savo poelgius, bendrauti. Aš netgi esu ne kartą sakęs direktoriai, kad ta mokykla yra per gera mokykla. Lietuvos kultūros gauna ir vertybės, ir sveikata tausojama, ir čia patiria laimingą vaikystę. Čia labai savita prieiga yra estetinio ugdymo, sakykime, padaromos, mes visada įsivaizduojam, kad graži mokykla, tai čia tada reikia daug pinigų, daug investicijų. Be abejo, direktorė čia sugeba, sakykime, tą gražią mokyklą ir iš kažkokių ten tų kitų kapitalinių ar kokių investicijų palaikyti, bet kitą kartą grožis yra sukuriamas iš nieko. Galima rasti sudžiūvusį medžią, šaką, galima rasti kažkokius ten senus, sakykime, atributus, kaimo buities, kokią verpimo ratelį, padaryti instaliacijas, kažką išlankstyti iš popieriaus, pakabinti, įtraukti tai galbūt dizainerę, dailės mokytoją, bet į tą grožio kūrimą įtraukti ir vaikus. Ir atsitinka taip, kad tos instaliacijos, jos brangiai nekainuoja, bet jos pulsuoja grožiu, jos yra padarytos iš pačių paprasčiausių medžiagų ir jos yra reguliariai keičiamos. Ir praeina laikas, tu ateini ir ateini į mokyklą, tave pasitinka malonė staigmena, nauja šitą instaliaciją. Ir kitą kartą irgi yra modeliuojama ne kažkokia formali estetika, bet su labai gilia potekste. Pavyzdinė mokykla, reiškia, kuri čia turėtų, mano nuomonė, atvažiuoti, mokytis, kitos mokyklos.